Vokietijos pietvakariuose esantis Pietų Pfalcas – tai pilių, vynuogienojų ir vyno kraštas. Čia augančios vynuogių rūšys tokios pat ypatingos ir savitos, kaip ir jas auginantys vyndariai. Vynuogynai čia plyti, kiek akis aprėpia. Pietų Pfalce augantys vynai – tai gaivūs vaisių skonio vynai. Jie tipiškas Made in Germany gaminys. Klingenmünsterio vynai tarpsta ypatingame klimate. Pietų Pfalco saulė ir Landeko pilies šešėlis suteikia jiems išskirtinį aromatą. Šiuo filmu norėčiau jums artimiau pristatyti šiuos puikius vynus. Savoka Made in Germany, atėjusią iš Vokietijos automobilių pramonės, gal kiek neįprasta vartoti, kalbant apie vynus. Vynų su prekės ženklu Made in Germany kokybės paslaptis – tai kruopštus rankų darbas ir meilė kiekvienai smulkmenai. Ar rankų darbas vis dar atitinka laiko dvasią? Ar verta dėti tokias didelės pastangas? Savo vyno ūkyje itin didelę reikšmę teikiame kokybei. Todėl vynuogių derlių 13 hektarų plote nuimame tik rankomis. Kiekvienu skynimu atrenkame visas netinkamas uogas. O kiekvieną vynuogę apžiūrime iš abiejų pusių ir vynui naudojame tik tinkamai įvertintas. Nuimdami derlių rankomis, turime galimybę suskirstyti vieno vynuogyno derlių pagal kokybę. Tai reiškia, jog pirmojo skynimo vynuogės naudojame paprastos kokybės vynams. Antrojo skynimo vynuogės tinka gaminti kabinet kokybės vynus. Na, o kad pagamintum premium kokybės vynus, tokius kaip Spätlese arba Auslese, būtinas paskutinis vėlyvasis skynimas, kai būna belikusios vos kelios atskiros uogos. Tačiau šiuo skynimu surinktos itin prisirpusios uogos leidžia mums pagaminti pačios aukščiausios kokybės vyną. Pietų Pfalco siekis gaminti geriausios kokybės vyną už prieinamą kainą padarė jį pažangiausiu Vokietijos vynininkystės regionu. Ir nors jaunoji vyndarių karta jaučia pareigą tradicijoms, drauge jai būdingas ir nepaprastai didelis siekis tobulėti, neatsiliekant nuo laikmečio. Taikydama šiuolaikinius metodus, jis siekia gaminti pačios geriausios kokybės vynus. Pietų Pfalco vynuogininkystės regionas pasižymi ir dar vienu pranašumu – išskirtiniu švelniu klimatu. Vokietijos, o ypač Pfalco vynams, itin palankus vidutinis vidurio Europos klimatas. Čia, lyginant su kitais panašiais pasaulio vynuogininkystės regionais, vynuogės gali sirpti ilgiausiai. Ir tai daro šiuos vynus išskirtiniais. Pfalcas pasižymi ir skirtingų dirvožemių įvairovę. Tai taip pat atsispindi vyne. Vokietija užsienyje daugiausiai žino dėl gausybės variacijų rieslingų. Džiaugiuosi, kad be jų galiu pasiūlyti gausų vynų asortimentą iš pačių įvairiausių vynuogių rūšių. Mūsų jaunosios vynuogių augintojų kartos dėka Pietų Pfalcas tapo pažangiausiu Vokietijos vynuogininkystės regionu. Čia tobulai suvienyti tradicija ir modernumas. O kai prie to pridedi vyndario meilę žemei, vynuogiai ir vynui, kaip Porzelt vyno ūkyje, gauni puikų produktą. Šiais Pietų Pfalco vynais galima mėgautis su draugais bet kokią progą. Ir pilstomų kasdienai skirtų vynu ir aukščiausios kokybės vynu ypatingoms progoms. Iš visų šių pirmiau išvardintų privalumų gimsta tokie ypatingi Klingenmünsterio vynai. Kokiam vynui beteiktumėte pirmenybę? Patrauklios kainos pilstomiems vynams ar aukštesnės kokybės vynams? Abiejų šių kategorijų vynai tenkina aukščiausius reikalavimus. Pavyzdžiui, kad ir gaivus vaisių skonio Silvaner vynas, itin puikiai derantis su sūriu, kad ir pagamintų Lietuvoje. Vynai iš didesnės talpos pakuočių ypatingai mėgstami mūsų sezoniniuose vyno restoranėliuose ar per šventes. O prie Flammkucheno, firminio Pietų Pfalco pyrago, tokie vynai draugų rate geriami iš didelių stiklų. Tokioje gausybėje vynų, kurie dabar siūlomi, susigaudyti tikrai nelengva. Aišku, su laiku pradedi jausti skirtumą tarp gero ir labai gero vyno. Taigi, galėčiau tvirtinti, kad vynas iš Pietų Pfalco galėtų pretenduoti į labai gerus vynus. Turėčiau pasakyti, kad turbūt Rheinland-Pfalz žmonių nuoširdumas, atvirumas, draugiškumas, o taip pat nuostabaus skonio vynai, tai ir buvo tas faktorius, kuris lėmė, kad mes apsistotume ir leistume šaknis ilgesniam laikui.
Turėčiau taipogi paminėti, kad iš šių nuostabių vynuogių gaminamas ne tik vynas, bet ir stipresni alkoholiniai gėrimai, kaip brendis ir naminė degtinė. Tan prost. Reino kraštas Pfalcas tai vyno žemė, išvagota neužmatomais vynuogynų laukais. Kovo pradžioje kraštovaizdį išpuošia rausvai žydintys migdolai. Ta pajuntame ir mes, išgerdami gurkšnelį gero vyno. Mes lietuviai labiau vertiname pusiau sausus, subtilaus, švelnaus skonio vynus. Jie atitinka visiškai mūsų skonį. Taip pat dera prie aukščiausios rūšies lietuviškų sūrių. Tokie sūriai suporuoti su portseltvynais arba kunvynais atitinka visiškai mūsų skonį. Linksmose draugiškose kompanijose vynas yra geriamas iš pusės litro stiklinių taurių. Kad vynas netaip stipriai pasijaustų, vynas yra maišomas su mineraliniu vandeniu. Tai nieko nėra gaiviau atsigaivinti karštą vasaros dieną. Vyno prekybininkas Manfredas Lemelis nuolat glaudžiai bendradarbiauja su vyndariais, kurių vynais prekiauja. Jis, nenuvargdamas, pats kaskart vis iš naujo įsitikina šių vynų kokybę. O vyndariai, tokie kaip Andreas Portselt, daro tik vieną išvadą. Vynininkystės menas Made in Germany – tai aukščiausios kokybės vyno gamyba, įdedant daug meilės ir rankų darbo ir pagaminant pakankamą jų kiekį. Šie po pietų Pfalco saulę Landeko pilies šešėlyje tarpstantys vynai yra ypatingi. Atraskite išskirtinį jų skonį. Manfredas Lemelis nuoširdžiai jūs kviečia išragauti šiuos vynus ten, kur jie gimsta. Vynas Klingenmünsteryje – tai sugautas saulės spindulys ir tekanti šviesa.